geras šuo. Nu. Skanėstų tau atneša, kaip tau gerai. Knysalas tu. Oi, geras. Oi, geras. Guli. Guli. Ai, geras. Ai, gerutis. Gulia. Geras. Gerutis. Oi, tu knysalas tikrai. Maniškis irgi taip padaro. Ne, paguli ramiai. Jeigu maistas kažkur aplinkui, tai net visi ir gydymuose galės. Liūdnas, galvoju, įdomu, kad tu man pasakytum, ar tu čia kankiniesi ar ne? Čia skauda, ne? Nieko, paskui čia atvažiavam, pamačiau, kad viskas jam tvarkoj. Sakau, jis duodasi, žaidžia, plaukio, katina vaiko, taip pat to maisto prašo, bet tokių visokių nuomonių yra, sako, bet ką tu žinai, sako, jis vis tiek nesupranta, jam vis tiek čia yra nesąmonė, taip, sako, bet jie prisitaiko. Tai taip kaip žmogus prisitaiko. Pavyzdžiui, jau tikrai dabar teko nemažai susidurti, nemažai bendrauti ir iš užsienio su žmonėm, tai, užsienį kažkaip iš vis į tą gyvūną kitoks požiūris yra. Šuo tai yra šeimos draugas, jis gyvena namie, tebūnie jo neleidžia ant sofos. Bet jis gyvena namie, va čia, va tarp visų ir jisai, jeigu susirgo, tai jį gydo, jeigu jau ten reikia migdyti vos, nežinau, matėt, gal buvo čia toks straipsnis, kaip, reikėjo šunį migdyti, ten vėžys išsisėjęs visur ir taip toliau, jau ten tikrai labai blogai. Tai tiesiog šeimininkai paėmė ir padarė tam šuniui paskutinę tokią fainą dieną. Po baseinus visokius, ten pripirko skanėstų, prišėrė, ten, žodžiu, žaidė su juo visą dieną, užsiiminėjo, grinai taip kažkaip, ne taip kaip lietuviai, žinai, mišką išvežiau ir palikau, žinai. Tai kažkaip tai. Tai va, ir dėl gydymo tas pats, pavyzdžiui, tokių reabilitacijų, žmonių, kurie užsiima reabilitaciją, tikrai yra labai daug visam pasaulyje. Bet Lietuvoje, nieko visai. Tai ką aš su kiek šnekėjau, sakė, tai nieko, sako, kiek pati bandysi įvedžiot, statyti, kažką daryti, tiek jis ir turės, sako, nieko. Klausiu, ką, kur, kaip. Taip. Nieko, reikia tikėtis, kad greitai atsiras. Ir mes prie to prisidėsim. Nes aš tai kažkaip turiu viziją tokią, kad reikia šitą sritį apskritai žmonių požiūrį į gyvūną keisti kažkaip Lietuvoje iš to, kad šuo prie būdos, ten karvė, tai ten iš vis pieno fabrikas, arklys, tai plūgui tempti. Kažkaip reikia keisti šitą požiūrį. Tik tai kaip? Labai sudėtinga. Tokius įsisenėjusius požiūris ištraukti su šaknim visam. Tai va, geras grantukas, geras. Čia tai jau jaučiasi traumas pasiekmes pagaliau. O kas jaučiasi? Supūdė čia viskas, atrofavę šiek tiek raumenys. Duosis man liesti tas kojas? Manau, ten gerai jų nejaučia turėtų gal. Ar aš geriau neištarčiau jam tada bus drąsiau. Atsigul. Gul. Ai, geras šuo. Ai, geras šuo. Aš tau užpagalį pavargysiu biškai gerai. Taigi patinka, kai glos. Iškart kojytė dreba. Ai, geras šuo. Ai, ir aš tave myliu. Taip. Gerutis, taip, geras duoda, išgulam. Ai, gerutis. O tas drebėjimas yra nuo ko? Nervai. Kažkur gali būti, kad tas spazmai, ta prasme, spazmuoja kraujagyslės. Aišku. Daug ko gali būti iš tikrųjų. Ir tai išvarža irgi, tai jinai vis tiek
kažkaip tai užspazmavo ir užspaudė. Šiaip ar žmonės klausėt, ar kažką daro, tai iš tikrųjų tai daro. Kiek gali, tiek daro, kiek yra galimybių, nes pas mane irgi buvo viena mergina, kuri iš prieglaudos pasiėmus, maždaug apytiksliai 11-13 metų vokiečių aviganė. O vokiečių aviganėms, kaip žinia, apskritai yra labai problematiška šita vieta, galiniai tie, tai prasme, labai dažnai turi problemų su klubų displazijom visokiom, kažkaip jau tokia veislės rykštė, kaip sakant. Tai ten irgi baisu vos paeinantis šuo visas tas. Ir gyvena jie kažkur irgi čia šitoj pusėje. Tai jinai pas mane veždavo tą karytę savo. Tai šitaigi, tai jinai ten atkalbinkščiuoja, žinai, zbrinkt, atsigula, aš jau minkau. Ir paskui išeina ir, kaip ir toks, vis tiek pliusas kažkiek, sakė, jaučiasi, nes, jeigu pagerini kraujotaką, tu sušildai tos raumenis, čia, suglebęs raumenų nėra jo visai. Jam reikia darbo, reikia judesio kažkokio. Tai vis tiek tas masažas, be abejo, jisai šiek tiek išjudina, viską kraujotaką išjudina. Mums tai taip nesimato, bet buvom grįžę savaitgalį namo. Ir kaimynas išėjo, žiūri, oi, kas čia atsitiko, bet sako, jo, kaip sunykusios galinės kojas, atsirūdus karim, tai sako. O jau neatsimato? Ne, kai kiekvieną dieną. Dar aišku, nuskustas jisai čia, tai dar kitas dalykas. Sako, visiškai, kol draugė irgi buvo atvažiavo, sako. Ai, dar čia buvo daugiau išskutinėta visur, labiau. Sako, Jėzus, kokios skūtos kojas, nesipratus tokia, kad jis toks visas vaikštas. Čia tai natūraliai turėtų vis tiek būti daugiau mėsos. Čia tai matosi, kad šokio kaulą žiūri, tai buvo, kas čia yra. Maistą irgi iš pradžių žiūrėjom, taip darėm dvigubai mažiau, paskui šiek tiek daugiau nusvėrėm, žiūrėjom, kad nes vis tiek tiek nejuda. Gerai, čia gulė, maitėm. Jo, šiandien palepęs yra dabar gerai. O jūs pati kur dirbat? Aš dirbu su vaistais. Su vaistais? Farmacijos srityje. Bet tas sritis yra, kaip pasakyti, tokia įdomi istorija mano yra, kad aš realiai supratau, kad aš norėčiau dirbti su gyvūnais tik tai prieš kokius 2 metus. Kai jau mokslai pabaigti, magistras pabaigtas, darbas yra ir taip kažkaip šovė į galvą, kad aš ne tą darau, ką aš iš tikrųjų norėčiau daryti gyvenime. Tai viską mesti ir pradėti iš naujo, pavyzdžiui.